Trumpas įniršta prieš komunizmą, pamatęs didelę riziką, kad šis judėjimas gali sugrįžti su nauja jėga, bet užmaskuotas viso pasaulio vyriausybėse. Aš manau, kad tai yra didelė grėsmė mūsų tautai iš tikrųjų, nes tai nėra socializmas, tai iš tikrųjų yra komunizmas. Jie naudoja žodį socialdemokratas, nes jis skamba taip gerai, bet iš tikrųjų jie kalba apie komunizmą. Manau, kad tai yra didžiausia grėsmė mūsų tautai, kokia tik egzistavo galbūt nuo pat mūsų įkūrimo. Tai apima Pirmąjį pasaulinį karą, Antrąjį pasaulinį karą, rugsėjo 11-ąją taip pat Pearl Harboro užpuolimą. Manau, kad tai yra didžiausia grėsmė. Mūsų tautai žmonės šypsosi, kai tai pasakysiu, bet protingi žmonės pasakys, žinai, jis tikriausiai teisus. Tai iš esmės yra komunizmo įvedimas Jungtinėse Amerikos valstijose. Niekada nebuvo nieko tokio pavojingo. Krizė įgavo pagreitį po to, kai apie tai pranešė Fox News. 2026 metai birželio 29 dieną kas? Federalinė prisiekusiųjų komisija tyrė verslininką įsikūrusi Kinijoje dėl tariamų finansinių pažeidimų susijusių su tinklu, kuris, kaip manoma, pervedė $278 milijonus kairiųjų grupėms Jungtinėse Amerikos valstijose. Tyrimas susijęs su galimais finansiniais nusikaltimais, įskaitant pinigų plovimą, ir įtraukė į bylos centrą nepelno organizacijas, jau uždarytas fiktyves įmonės bei filantropinį padalinį susijusi su Goldman Sachs. Būtent čia Trumpo kalba nustoja atrodyti kaip vien politinis pareiškimas ir pradeda įsilieti į platesnį kontekstą. Trumpas jau buvo paskelbęs, kad komunistai pagaliau imasi veiksmų, o po kelių dienų vėl pareiškė, jog komunizmas yra viena didžiausių grėsmių, kokias yra patyrusi šalis. Kas slypėjo už šio tinklo? Kodėl tiek daug pinigų buvo pervesta per struktūras, kurios turėjo finansinę naudą? Kaip radikali kairė taip stipriai pateko į federalinių institucijų akiratį? Tuoj viską papasakosiu. Jei tau patinka toks tiesus ir be užuolankų turinys, apsvarstyk galimybę užsiprenumeruoti, nes čia tokie vaizdo įrašai būna kiekvieną dieną. Teisingumo departamentas pradėjo tirti, ar buvo neteisėtų pinigų pervedimų skirtų aktyvistų organizacijoms, žiniasklaidos priemonėms ir politinėms grupėms Jungtinėse valstijose finansuoti. Singamas tyrime pristatomas kaip amerikiečių verslininkas įsikūręs Šanchajuje, turintis patirties remiant marksistinės idėjas ir susijęs su tinklu veikiančiu įvairiose politinėse srityse. Pagrindinis įtarimas yra tas, kad pinigai galėjo patekti į sistemą oficialiais kanalais, pereiti per tarpininkaujančias organizacijas ir galiausiai pasiekti grupės, kurios aktyviai veikia ideologinėje srityje. Šis atvejis atkreipė dėmesį, nes tai nėra pavienis įrašas ar atsitiktinis kampanijos pasisakymas. Fox News pranešė, kad Singamas galėjo nukreipti $278 milijonus iš Šanchajaus 3 pagrindiniais keliais. Per Goldman Sachs filantropinį padalinį, įmonę Mutot LLC ir kitą įmonę Likewise Conceptions LLC, kurios abi jau uždarytos. Po to, pasak reportažo, lėšos esą buvo perduotos 6 nepelno organizacijoms. Esmė yra būtent ši. Pinigai atrodantis kaip filantropiniai tyriami dėl galimo politinio ir ideologinio panaudojimo. Jasonas Smithas, respublikonų deputatas ir atstovų rūmų mokesčių ir biudžeto komiteto pirmininkas, jau spaudė su šiuo tinklu susijusias organizacijas. 2026 metai gegužės 5 diena komitetas pareikalavo dokumentų iš Breakthrough News, Try Continental ir The People's Forum, išreikšdamas susirūpinimą dėl finansavimo šaltinių ir fiskalinio rėmimo. Oficialiame komiteto pareiškime teigta, kad šios organizacijos yra Jungtinėse valstijose veikiančio pelno nesiekiančių organizacijų tinklo susijusio su Kinijos komunistų partija dalis. Komitetas pelno nesiekiančių organizacijų dalis. Oficiali komiteto pastaba, Jasono Smitho pasisakymas yra svarbus, nes jis nelaikė šio atvejo vien paprastu ir pelno nesiekiančiu. Parlamentaras teigia, kad būtina skubiai išsiaiškinti, ar finansavimo šaltiniai ir mokesčių struktūros padėjo sieti chaosą ir smurtą Jungtinėse valstijose užsienio veikėjų vardu. Ponai, prieš 2 dienas komitetas pareikalavo dokumentų ir mokesčių ataskaitų. Jis teigia, kad pelno nesiekiančios organizacijos Jungtinėse valstijose yra pelno nesiekiančios. Ativistas de esquerda. Jie buvo iškviesti JAV iždo. Kodėl? Atspėkite. Visi požymiai rodo, kad jie iš tikrųjų gaudavo pinigų iš priešiškų užsienio režimų, kad skleistų antiamerikietišką propagandą visoje Jungtinių Amerikos valstijų teritorijoje.
Tikriausiai didžioji dalis tų pinigų ateina iš KKP. Ir būtent tai dabar vyksta. Dabar vyksta didžiulis federalinis tyrimas, siekiant patraukti atsakomybėn tuos kraštutinių kairiųjų antiamerikietiškus propagandistus, kurie atrodo galbūt gauna pinigų iš užsienio. Kaltinimai yra nukreipti būtent į tai, kas labiausiai neramina Amerikos dešinę. Teisinių lengvatų, atleidimų nuo mokesčių ir socialinės priedangos naudojimas politiniai operacijai apsaugoti. Kai pinigai įeina kaip filantropija, o išeina kaip ideologinė mobilizacija, kontrolė tampa nacionalinio saugumo klausimu. Trumpas į šį debatą įsitraukė perspėjančių tonų. 2026 m. birželio 26 d. per Faith and Freedom Coalition renginį Vašingtone jis sakė, kad neseniai kairiųjų kandidatų pergalės New York'e kelia rimtą grėsmę Amerikos tautai. Reuters užfiksavo, kad Trumpas pasinaudoja šiuo kairiųjų proveržiu, kad sustiprintų savo puolimo retoriką prieš tai, ką jis vadina komunizmu. Ypač taikydamasis į demokratinių socialistų augimą demokratų partijoje. Visoje Amerikoje skamba pavojaus signalas. Prezidentas Donaldas Trumpas sako, kad komunistai pagaliau imasi veiksmų, perspėdamas, jog jo nuomonė kraštutinių kairiųjų politinės ir ekonominės idėjos įgauna vis daugiau galios. Trumpas teigia, kad komunizmas kyla iš paprasto pažado. Vyriausybė duos žmonėms viską, ko jie nori, tačiau šis pažadas turi kainą – atimti turtą ir nuosavybę iš tų, kurie juos uždirbo. Trumpo nuomonė, istorija yra įrodymas. Komunizmo kritikai dažnai nurodo į buvusią Sovietų sąjungą, Mao laikų Kiniją, Kubą ir Venesuelą. Tai pavyzdžius, kur centralizuota kontrolė atnešė trūkumą, ekonominį nuosmukį, gyvenimo lygio kritimą ir politinę priespaudą. Istorikai ir ekonomistai vis dar diskutuoja apie šių patirčių priežastis, kontekstą ir pamokas. Tačiau Trumpas pateikė dabartinę diskusiją kaip kažką daugiau nei politiką. Jis tai pristato kaip ideologinį klausimą, teologinį ginčą dėl Amerikos ateities, kapitalizmo, socializmo ar kažko dar radikalesnio, o jo galutinė žinutė yra aiški. Žaidimas prasidėjo. 2026 m. birželio 29 d. Baltuosiuose rūmuose Trumpas nuėjo dar toliau, pareikšdamas, kad šių grupių naudojamas socializmas iš esmės būtų komunizmas kitų vardu. Jis pareiškė, kad ši grėsmė būtų viena didžiausių, su kuriomis kada nors susidūrė Jungtinės valstijos. Kaip pavyzdžius pateikdamas Pirmąjį pasaulinį karą, Antrąjį pasaulinį karą, rugsėjo 11 ir Pearl Harborą. Įvykių seka padeda paaiškinti, kodėl šis diskursas išaugo. Pirmiausia pasirodė pergalės. Pirmiausia labiau kairiųjų pažiūrų kandidatų pergalės demokratų partijos vidinėse kovose. Po to sekė Trumpo pareiškimas, įspėjantis, kad komunistai imasi veiksmų. Vėliau pasirodė informacija, kad federalinė prisiekusiųjų komisija tyrė Singamą ir tariamą finansavimo tinklą, kurio suma siekia $278 milijonus. Radikali kairė ne tik įgytų daugiau vietos diskusijose, bet ir gautų struktūrą, pinigų bei institucinę apsaugą, kad galėtų veikti Jungtinėse valstijose. Ši byla taip pat susijusi su tyrimu dėl kelionių į Kubą, kuriuose dalyvavo influencerius Hassanas Paikeris ir Medea Benjamin, viena iš Code Pink įkūrėjų. 2026 m. gegužės 23 d. Fox News pranešė, kad federalinės institucijos išsiuntė administracinius šaukimus, siekdamos gauti finansinius, logistinius ir komunikacijos duomenis apie kovo mėnesį vykusias keliones į Kubą. Tyrimas bando nustatyti, ar buvo vykdomos kelionės į Kubą. Tyrimas dėl Kubos išplėtė problemos mastą, nes tai susiję ne tik su pinigais, bet ir su tarptautiniu aktyvizmu. Pasak Fox News, Paikeris ir Benjaminas buvo tarp tų, kuriuos tyrė platesnis tyrimas, susijęs su amerikiečiais, dalyvavusiais delegacijoje vadinamoje No Extra America konvoj. Reportaže buvo nurodyta, kad pareigūnai norėjo išsiaiškinti, ar buvo koordinuotas finansavimas arba prekių tiekimas Kubai, pažeidžiant Jungtinių valstijų taisykles. Būtent šiuo momentu Trumpo kalbos prieš komunizmą pradeda rasti patvirtinimą konkrečiuose atvejuose, kuriuos tyrė federalinės institucijos. Rikas Skotas stipriai sureagavo į Kubos atvejį.
Respublikonų senatorius pareiškė, kad Hasanas Pikeris ir Code Pink nuvyko į Kubą, apsistojo 5 žvaigždučių viešbučiuose, suartėjo su komunistinio režimo nariais ir ignoravo politinius kalinius. Tai nėra tik nuomonių nesutarimas. Susirūpinimas kyla dėl to, ar Jungtinėse valstijose įsikūrusios organizacijos gavo netiesioginę paramą iš užsienio interesų, siekiant daryti įtaką protestams, žiniasklaidai, universitetams ir viešiems debatams. Kai pinigai ateina iš užsienio, pereina per mokesčių struktūras ir galiausiai panaudojami politiniai mobilizacijai. Riba tarp filantropijos ir kišimosi tampa pavojinga. Amerikos dešinieji šioje tyrimo eigoje mato patvirtinimą to, ką Donaldas Trumpas nuolat kartojo. Šiuolaikinis komunizmas ne visada ateina su raudona vėliava prie durų. Jis gali ateiti su socialinio teisingumo kalba, humanitarinėmis kampanijomis, studentų grupėmis, žiniasklaidos portalais, tarptautinėmis kelionėmis ir mokesčių lengvatų turinčiomis organizacijomis. Dabar tyriamas kaltinimas yra tas, kad ši sistema veikia Amerikos sistemos viduje, naudodamasi pačios sistemos spragomis tam, kad pultų jos pagrindus. Komunizmas nėra praeitis, tai yra dabartinė grėsmė. Jis rodo į New Yorką, Kubą, nepelno siekiančias organizacijas, skaitmeninius aktyvistus ir pinigų pėdsakus. Jo politinė tezė yra ta, kad radikali kairė bando pakeisti idėjų pavadinimus, kad atrodytų priimtinesnė, vadindama komunizmą socialinė demokratija, socialiniu teisingumu arba tarptautiniu solidarumu. Pakuotė pasikeitė, bet projektas vis dar taikosi į nuosavybę, tikėjimą, ekonominę laisvę ir nacionalinį suverenitetą. Metų šios grupės savo veiklą pristatė kaip vargšų darbininkų ir engiamųjų gynimą. Dabar dalis šios struktūros atrodo yra tyriama dėl galimos sąsajos su užsienio pinigais, komunistinė įtaka ir nepelno siekiančių organizacijų naudojimų politiniais tikslais. Donaldas Trumpas matė didžiulę riziką, nes ši byla paliečia pačią Amerikos kultūrinės galios šerdį. Tai ne tik apie verslininką, tai apie tuos, kurie finansuoja idėjas, organizuoja protestus, formuoja nuomonės lyderius, stumia tam tikrus naratyvus ir bando normalizuoti komunistinius režimus šalyje, kuri buvo sukurta laisvės pagrindu. Labai ačiū, kad žiūrėjote šį vaizdo įrašą iki galo. Palaikykite mūsų projektą ir prisidėkite finansiškai per ekrane matomą Pix raktą. Esame nepriklausomas kanalas, kurio tikslas pateikti jums tiesą. Jūsų parama mums labai padeda. Ačiū, ačiū, ačiū. Mūsų tikslas – teikti jums teisingą informaciją. Jūsų parama padeda mums išlikti. Ačiū.